Vėl kviečiame lengvai pasirąžyti kartu su treneriais. Šį kartą siūlome kalanetikos pratimų. Labas rytas, esu trenerė Gintarė Pivoriūtė iš kalanetikos studijos Stimulus. Kartu su mumis šiandieną sportuos Jurgita ir atliksime keletą nesudėtingų pratimų, tinkančių ir pažengusiems, ir pradedantiesiems. Pradėsime mankštą, atsistojame, kojos pečių plotyje, kelius šiek tiek įlenkiam. Pratimas skirtas atpalaiduoti liemenį bei stuburą. Iš lėto važiuojame žemyn, gaubiam nugarą ir kylam į viršų, spausdamos bambą prie stuburo. Dar kartą įkvepiam ir su iškvėpimu kylam. Dar vieną kartą įkvepiam ir nepamirštam spausti pilvo prie stuburo. Kartojam nuo švuro, kartojam nuo 8 iki 10 kartų. Antras pratimas, statom kojas šiek tiek plačiau, pėdas pasukam įstrižai kampus, lenkiame kelius, dubenį užfiksuojam po savim, pilvai spaudžiam prie stuburo, išsitempiam į šalį, ranką prie ausies ir su švelniu tempimu pulsuojam į šoną iki minutės, nuleidžiam per priekį ranką, keičiame pusės ir tęsiam į kitą pusę. Svarbu, kad nejudėtų klubai ir nejudinam kelių, netupčiojam žemyn. Atsipalaiduojam, pakylam. Suartiname kojas vėlgi į pečių plotį. Rankas pakeliam prie ausų. Lenkiam kelius ir sėdamės, lyg tuptume ant kėdės. Po truputį šlaunimis pulsuojam žemyn. Nugarą išlaikome tiesę ir kartojam nuo 60 iki 90 sekundžių. Baigusios pratimą paglostom žemę, po slankstelį ramiai pakylam. Kojos vėlgi lieka pečių plotyje. Lenkiam kelius, dubenį užfiksuojam po savim, uodegikaulis statmenai žemėj, pilvas prie stuburo. Atidarome plačiai rankas, alkūnės lenktos, delnai žiūri į viršų. Po truputėlį pulsuojam rankom atgal, išlaikydamos tiesę nugarą. Neužmirstam kvėpuoti, tęsiam iki minutės. Po pratimo išsitempiam pirmyn, mentis stumdamos atgal. Pabaigai giliai kvėpiam į viršų ir atsipalaiduojam žemyn. Po slankstelį lėtai išsivyniam. Taigi šiandien mankštą jau baigiame. Gražios ir darbingos jums dienos.